minutę. Tu turi triukšmaut, kad antras stalas negirdėtų, supratai? Tik čia girdėti, ten negalima girdėti. Ramiau biškai. Taigi prasideda vyrų ketvirtfinalio susitikimas tarp Lietuvos 26 metų top 12 nugalėtojo Valdo Martinkos, mėlyni marškinėliai, ir vieno perspektyviausių Lietuvos jaunų stalo tenisininkų Ervino Uzelo. Skirtingi žaidėjų stiliai, skirtingas naudojamas inventorius. Valdas Martinkus, viena geriausių statistikų Lietuvos aukščiausio lygoje turinčių sportininkų, yra formaliai gynėjas, tai yra žalia matome guma yra ilgi dantukai. Jisai mėgsta žaisti toli nuo stalo, atsipjaudamas arba gindamasis pasiveiks pjovimais nuo varžovų smūgių ir iš dešinės puldamas ir atakuodamas savo varžovus tarpstimais arba gindamasis atmetimais. Tuo tarpu Ervinas Uzelo yra grynas puolėjas. Stiprioji jo pusė yra forehandas. Jisai šiame susitikime ir matysime dažniausiai, kaip dabar matome, sportininką atakuojant iš dešinės. Iš kairės prieš gynėjus jam nebus didelio poreikio atakuoti. Aiškus šio susitikimo favoritas yra turbūt tituluotas Valdas Martinkus, labai stabiliai žaidžiantis sportininkas. Tuo tarpu Ervinas Uzelo dar turi susikurti savo vardą ir įrodyti savo sugebėjimus. Puikiai atakuoja dabar 2 kartus iš dešinės Ervinas Uzelo, nors ir liečia kamuoliukas tinklelį. Vis dėlto kokybė smūgiuojant iš garso girdėjusi gerai. Valdas Martinkus nėra tipinis gynėjas, tai yra labiau gintis mėgstantis puolėjas, turbūt reikėtų taip jį įvardinti, kadangi pirmai pasitaikusiai progai atsiradus jisai puola savo varžovus ir tai nulėmė jo rezultatų sėkmingumą. Žaisti prieš tokį sportininką yra tikrai sunku. Daug virtuozinių smūgių per savo karjerą atlikęs Valdas Martinkus ir dažniausiai jis stebina savo varžovus. Jeigu sportininkas, tai yra jo varžovas, neturi dominuojančio labai galingo topspino iš forehando, savo šansus Valdas Martinkus prieš jį veikiausiai tikrai turės. Štai dabar matome, Valdas Martinkus atakuoja, o ne jo varžovas. Matysime, ar pavyks prisitaikyti Valdui Martinkui. Keletas klaidų susitikimo pradžioje. Tačiau, pavyzdžiui, pataikius šį smūgį, kurį jis atliko iš backhando, šiek tiek siekdamas kamuoliuko, vis dėlto tas smūgis buvo iš esmės toks stiprus, kad jį pataikius taškas iš karto būtų Valdui Martinkui. Ervinas Uzelo ką ir daro, tą ir turės daryti toliau. Būti labai aktyvus. Kiek tik įmanoma laikyti Valdą Martinkų gynyboje, tai yra toli nuo stalo, antroje zonoje ar dar toliau. Štai matome, Valdas nenori ten būdamas vien tik gintis ir stengiasi perimti iniciatyvą. Kol kas gan netikėtai pirmame sete labai greitai į priekį išsiveržęs jį laimė Ervinas Uzelo. Valdui Martinkui turbūt teks pradėti žaisti kantriau, sulėtinti susitikimo greitį ir apkrauti jau save žymiai didesnę fiziniu intensyvumu. Kadangi greitas žaidimas nepaėjo, pats padarė klaidų, Ervinas Uzelo neklydo, gerai priėjo prie kamuoliukų smūgiuodamas iš forehando ir greitai susikūręs persvarą ją išlaikė iki pat galo. Matysime, kokius pakeitimus prie stalo atsineš Valdas Martinkus į antrąjį setą ir kaip su jais dorotis seksis Ervinui Uzelo. Laikas. Antras
setas, Martinkus 0-0. Prasideda antrasis setas. Štai Ervinas Uzela tokiais topspinais ieškos, kaip susikurti savo galimybę padaryti stiprų smūgį. Kadangi nestipriais topspinais, jisai vis tiek priverčia Valdą Martinkų būti gynyboje ir sutrikdo šiam galimybės pulti. Stiprus šoninio sukimo padavimas, nepavyksta sugrąžinti jo ant stalo Ervinui Uzelą, dabar paduoda jis. Tas pats trumpas padavimas į dešinę labai priboja Valdo Martinkos galimybės kažką agresyvaus nuveikti su kamuoliuku. Ne, aš parodysiu, dar garsiau reiksi, tai bus viskas. Geltoną kortelę parodo teisėjas Ervinui Uzelą, tiesa Ne, vis dėlto įspėjimas, tai buvo dėl kažkokių priežasčių, kurių nepavyko man suprasti. Štai čia yra kelias Ervinui Uzelą į pergalę, laikyti Valdą Martinkų toli nuo stalo gynyboje, kur jau iš anksto galiu pasakyti, jisai užsibūti tikrai nenorės. Čia šiek tiek nebūdinga Valdui Martinkui klaida. Paprastai tokių jo žaidime klaidų nebūna arba jų labai mažai. Aš negaliu čiūkinti jau šiais laikais. Štai nors ir neatrodo įspūdingai toksai smūgis, tačiau Valdo Martinkos padėtį jis apsunkina stipriai, kadangi kamuoliukas leidosi labai arti stalo ir vėlavo prie jo prieiti Valdas Martinkos, kad galėtų tą kamuoliuką užpulti. Na štai bus jo firminis smūgis. Vis dėlto atsigina Ervinas Uzela ir sėkmingai perima iniciatyvą taško metu. Išėjo į ataką Valdas Martinkas, tačiau atsilaikė prieš šio puolimą Ervinas Uzela. Labai gerai darė šiuo atveju Ervinas Uzela, išskyrus, kad galbūt per mažai kabino kamuoliuką. O dabar žaidime susiklosto tai, ką nori matyti Valdas Martinkus. Besiginantį arba nepuolantį Erviną Uzelą, nepatogioje padėtyje. Bet šituos nestiprius topspinus, kuriuos atsiunčia Valdui Martinkui ir Ervinas Uzela, kol kas neranda būdo persmūgiuoti Valdas Martinkus, o tą daryti teks. Kitu atveju teks daug laiko praleisti gynyboje. Čia Ervinas Uzela parodo, kad pas jį yra ir stiprus ir galingi topspinai, kai tinkamos aplinkybės arba tinkamo tipo kamuoliukas yra jam atsiunčiamas iš Valdo Martinkos pusės. Reversinis servą bando Valdas Martinkus. Pavyksta pasisukti į kairį kampą ir atlikti ataką iš forhendo. Matysime, ar keis priėmimą Ervinas Uzela. Ruošiamas tas pats padavimas. Taip, dar kartą servuoja tą patį padavimą Valdas Martinkus. Liečia tinklelį. Dar kartą liečia tinklelį. Turi suktis Ervinas Uzela ir priiminėti agresyviai šitą padavimą. Priėmė pasyviai, tačiau ir Valdas Martinkas nebuvo išėjęs į ataką, tą padaro antru mėginimu. Ir matome du paskutinius taškus, kai iniciatyvą perima Valdas Martinkus, jau Ervinui Uzelą sudėtinga kontroliuoti taško eigą. Štai vėl padėtyje persvarą turėjo Ervinas Uzela. Nepavyksta smūgiuoti sėkmingai iš forhendo, tačiau situaciją tam jis buvo susikūręs. Dabar viskas keičiasi labai greitai, Valdas Martinkus lygina rezultatą ir, manau, bandys atakuoti savo varžovą. Štai bando įvesti topspiną iš forhendo, negauna tam progos. Laikomas gynyboje yra Valdas Martinkus. Vėl ieško, kaip atakuoti iš dešinės, štai pirma proga, antras mėginimas ir tašką galiausiai pavyksta uždaryti. Daug darbo turėjo įdėti ir daug judesių kojomis. Daug metrų teko padengti šiuo atveju Valdui Martinkui, kad pelnyti tašką. Štai vėl jisai gynyba, nepavyksta pataikyti ant stalo. Pirmas užpuolė Ervinas Uzela.
9-9. Ieva Trumpaitė, Linas Danovič. Daug jėgų pareikalaus šis susitikimas iš abiejų sportininkų. Gan protingai kol kas žaidime laikosi Ervinas Uzela. Neaštrina žaidimo, kada yra tą daryti nereikalinga. Nešvaisto kamuolių, kurie būtų lengvi taškai Valdui Martinkui. Ir verčia savo varžovą uždirbti kiekvieną tašką. Dabar reikšmingas matome momentą žaidime. Skatina drąsinančiai šūksniai save Valdas Martinkus. Švenčia. Labai svarbus momentas perimant iniciatyvą. Tinklas 9-10. Dabar jau Ervinui Uzelui teks parodyti, ar jis gali atlaikyti savo nepalankės aplinkybės. Geras pasirinkimas servuoti ilgą šoninio tipo padavimą giliai į kairę. Valdas Martinkus jau buvo pajudėjęs prie link trumpo padavimo. Šiek tiek per anksti. Štai matome, dabar jisai pagauna savo varžovą. Tikėjusi, kad bus atpjautas kamuoliukas į bekendą Ervinas Uzelo ir buvo pradėjęs pasisukimą, tačiau Valdas Martinkus gudriai numeta kamuoliuką į kitą stalo pusę. Ir štai dabar gana lengvai laimėtas Valdo Martinkaus setas. Pavyko jam apsiginti nuo pirmo Ervino Uzelo topspino, numetant kamuoliuką arba grąžinant kamuoliuką giliai į stalo kraštą, išnaudojant visą stalo plotą ir nespėjo prie jo prieiti sėkmingai ir užsiimti smūgiui, sėkmingam smūgiui reikalingos padėties Ervinas Uzelo. Smūgiavo judėdamas iš esmės, kas nulėmė smūgio metu padarytą techninį broką. Lygina susitikimo rezultatą Valdas Martinkus, tačiau dar svarbiau, kad lygina ir patį žaidimą. Dabar pasakyti, kad Ervinas Uzelo turi persvarą žaidime, jau būtų neteisinga. Ta lengva persvara, mano nuomonė, įgyja Valdas Martinkus, prisitaikydamas prie Ervino Uzelo žaidimo. Nėra jie daug kartų tarpusavyje žaidę, gal bent keletą tik tai kartų susitikę šie sportininkai. Tai nėra, kad gerai vienas kitą pažinotų. Skirtingos kartos sportininkai. Ervinas Uzelo yra kylantis jaunas žaidėjas, Valdas Martinkus jau stalo teniso veteranas. Paskubėjo šiek tiek Ervinas Uzelo. Didelį norą turi atakuoti agresyviai, kaip ir kiekvienas puolėjas. Ir kai kada perspaudžia turbūt akceleracijos pedalą. Čia yra situacija, kurią nori matyti Valdas Martinkus, tačiau su sėkmės pagalba šiek tiek pavyksta apsiginti Ervinui Uzelo nuo Valdo Martinkaus atakų iš forkendo ir išlaiko persvarą jaunasis stalo tenisininkas. Čia gera žinia Ervinui Uzelo. Valdas Martinkus kol kas daro klaidas gynyboje. Toks vaizdas iš šalies, kad vis dar neįeina į optimalų ritmą, ar tai nenori dėti tiek fizinių jėgų, kiek atrodo šis susitikimas pareikalaus Valdas Martinkus, kai kur smūgiuodamas per daug ant stačių kojų, vis galbūt ieškodamas lengvesnių išeičių, tačiau kol kas jų tikrai nesimato. Vėl vėluoja prie kamuoliuko ir vėl netikėtai priekyje, man netikėtai Ervinas Uzelo 6-1. Čia yra Valdo Martinkaus meistriškumas. Nors varžovas komentuoja, kad čia tik pasisekimas, tačiau per mažai gal matė Valdą Martinkų žaidžiant, kad taip sakytų. Čia jau panašiau į taisyklę. Na štai, dabar prasideda atrodo tikrasis žaidimas. Valdas jungia truputį aukštesnį bėgį ir Ervinui Uzelo teks prisitaikyti. Bet čia yra Ervino Uzelo pranašumas, kai Valdas Martinkus laikomas gynyboje. Kol kas ten būdamas jis padarė klaidų, dabar matome pradeda gintis žymiai sėkmingiau. Tačiau nubėgti jam tenka gerokai daugiau, kadangi toli traukęs nuo stalo ginasi sportininkas, bet tokia jau yra gynėjų funkcija ir tokia jų yra dalia.
kokybiški keli taškai į Valdo Martinkos pusę. Su tokiu vat štai puolimu po savo padavimo jisai ieško greitesnių, lengvesnių taškų, kad pakeisti rezultatą ir kad nereikėtų sunkiai dirbti. Tokiais atvejais Valdas Martinkus labai priklauso nuo varžovo gebėjimo grąžinti, priiminėti padavimus. Dabar matome puikų pavyzdį. Lyg ir priėmė padavimą Ervinas Uzelo, atlikdamas nestiprų apspiną, tačiau nuspėja tokią eigą Valdas Martinkus, pasisuka iš dešinės ir įmuša numerį. Na štai, po savo padavimų gan gerai žaidžia Ervinas Uzelo. Trumpas padavimas į dešinę, Valdas Martinkus atlieka užmetimą ir nespėja atsitraukti nuo stalo pakankamą atstumu, kad galėtų sureaguoti sėkmingai į puolimą, kurį atlieka Ervinas Uzelo. Matom, dabar įveda žalią gumą, tai yra ilgus dantukus Valdas Martinkus, vengdamas tokios pat situacijos, kurį nutiko pirmai. Ir jau dabar situacija kiek jam geresnė. Išlaikė save žaidime Valdas Martinkus, kamuoliukai, kuriuos jisai atpjovė, leidžiasi į galą stalo ir provokuoja Ervino Uzelo klaidą. Tinklelį liečia kamuoliukas, padavimas atliekamas dar kartą. Štai, o dabar matome Valdą Martinkų jau įėjus į žaidimą, kojos yra sulenktos, balansas yra sužemintas arba žymiai žemiau žaidžia pasilenkęs sportininkas, jis daug arčiau žemės ir to šį kartą vis tiek nepakanka. Labai gražų tašką laimė Ervinas Uzelo, daug jėgų pareikalavęs taškas ir abiems žaidėjams labai svarbus. Jeigu Valdas Martinkus bus laikomas toli nuo stalo, jam yra daug sunkiau rasti progas atakoms, ką dabar ir matome. Jisai atliko toks spiną iš forkendo, tačiau jis nėra labai greitas ar labai stiprus ir jeigu žaidėjas susikoordinuos, kaip šį kartą pavyksta Ervinui Uzelo, jis blokavo smūgį gana kokybiškai, o toliau atakuoti Valdui Martinkui jau buvo sudėtinga. Vėl matome į ataką išeina Ervinas Uzelo, dabar jau atsiginti kamuoliukai leidžiasi prie tinklelio ir pranašumą turi Ervinas Uzelo. Matome jo šventimą. Kol kas turi persvarą prieš seną Lietuvos tautiniso Vilką. Štai Valdas Martinkus bando pulti savo varžovą, kadangi gynyboje praleisti tiek daug laiko yra sudėtinga tiek fiziškai, tiek ir rezultato prasme. Gynyba kol kas nesuteikia persvaros prieš Erviną Uzelo. Visi veiksmai, visi taškai iš esmės, kurie buvo laimėti puolimu iš Valdo Martinkaus, išskyrus 2 taškus berods suskaičiavau, kai suklydo Ervinas Uzelo žaisdamas prieš gynybą. Taigi tai nėra kelias į pergalę. Kelias į pergalę Valdui Martinkui yra ieškoti, kaip užpulti savo varžovą. Ką padaryti kol kas yra gana sudėtinga. Po savo padavimų tai padaryti pavyksta, tačiau Ervinas Uzelas servuoja išmintingai trumpus hook tipo padavimus Valdui Martinkui į dešinę. Priverčia įeiti prie trumpo kamuoliuko ir tuomet atakuoja iš dešinės į korpusą, besitraukiančio nuo stalo Valdo Martinkaus kūno. Ir tuomet atsiginti arba apskritai nepavyksta, arba pavyksta atsiginti tik aukštus kamuoliukus. Tai yra ištampytas gynėjas šiuo atveju yra. Tokiu būdu įgyjant prieš šį persvarą Ervinui Uzelo. Na, gera pradžia. Matysime, ar galės pratęsti savo gerą žaidimą Ervinas Uzelo, ar vis dėlto Valdas Martinkus ras išeičių prieš savo jaunąjį kolegą. Štai prieš gynybą klysta Ervinas Uzelo, atokvėpis Valdui Martinkui. Tai dabar nespėja, matome, užimti pozicijos po savo padavimo. Ervinas Uzelas smūgiuoja, būdamas pusiau ore ir nepavyksta pataikyti ant stalo. Nebuvo nei kokybiško garso su rakete, kai kamuoliukų sąlyčio su rakete metu girdėjom tik kažkokį pakeverzojimą. Dabar iš esmės iš eilės keletas gerų smūgių iš forkendo ir turi pranašumą Ervinas. Bandė perimti iniciatyvą Valdas Martinkus, gan rizikingas smūgis ir nepataikė.
Dabar matysime Valdo Martinkos kokybę. Čia yra tai, ko jisai ieško šiame susitikime ir visada kovodamas su savo varžovais. Palydė su klaida iš padavimo. Dar kartą kliudo tinklelį smūgiuojamas kamuoliukas, kurį siunčia Ervinas Uzelo. Tai yra fair play, yra atsiprašyti savo varžovo už tokią sėkmę, kadangi iš esmės buvai kartu ir labai arti klaidos. Vėl suveikia trumpas padavimas į dešinę. Dar kartą trečias kamuoliukas, trečias fuksas ir tai yra nemažai procentaliai. Iš 6 Ervino Uzelo laimėtų taškų 50% buvo laimėti ties klaidos riba. Tai rezultatas galėjo būti ir atvirkščias. Čia sėkmės neprireikia, Valdas Martinkus smūgiuoja kokybiškai ir tiksliai, švelnina atsilikimą iki 4-6, padavinėja Ervinas Uzelo 6-4. Geras smūgį atlieka iš forhendo Ervinas Uzelo. Nežinau, ar tai buvo labai kokybiškas smūgis, vėlgi nesigirdėjo garso, kuris paprastai būna, kai smūgis yra techniškas. Tačiau pataikyti pavyksta, vadinasi, kokybės užteko. 8-4 pirmauja Ervinas Uzelo ir Valdui Martinkui gan sudėtinga padėtis dabar. Nebėra erdvės klysti. Nedaug trūko klaidos, pataiko ant stalo Valdas Martinkus. Ne visai kokybiškai užsikabino kamuoliukas už raketės, tačiau kokybės pakako. Atlaiko Valdo Martinkos puolimą Ervinas Uzelo. Ir dabar gan reikšmingoje situacijoje klysta Valdas Martinkus. Nebuvo tai labai lengvas kamuolys, kadangi reikėjo smūgiuoti judant į priekį. Iš esmės virtuozinio smūgio reikėjo, kad uždaryti šį tašką. Matom, įveda ilgus dantukus padavimo priėmime Valdas Martinkus, viskas klausosi jam kiek palankiau. Tačiau neklysta iš forhendo Ervinas Uzelo ir toliau atakuoja aukštų procentų, neduodamas atsikvėpti savo varžovui. Šiek tiek desperacijos ir psichologijos pasimato Valdo Martinkos smūgyje iš kairės, kurį atliko jis dabar, susitaikant su pralaimėtų setu ir galbūt norint sutaupyti šiek tiek jėgų tolimesniam susitikime. 3-1 pirmauja Ervinas Uzelo, kiek netikėtai, tačiau kol kas kontroliuoja žaidimą užtikrintai ir susikūrė savo labai geras galimybės patekti į Lietuvos čempionato pusfinalį. Priminsiu, kad Ervinas Uzelo ketvirtfinalyje prieš Vytautą Rybaką atsilikimo 1-3 ir 2-8 sugebėjo išeiti iš tos padėties, laimėti setą ir laimėti visą susitikimą. Tai šiuo metu yra vertas kiekvieno sėkmės epizodo ir džiugu dėl jauno sportininko. Matysim, kaip jam seksis kovoti toliau. Antras setas Uzelo 0-0. Startuoja penktasis setas, paduoda Ervinas Uzelo. Labai stiprus du smūgiai iš forhendo. Ne tik laiko Valdo Martinkų gynyboje, tačiau nulėmė ir tai, kad jam atsiginti nepavyksta apskritai net paliesti kamuoliuką.
kokybiškas Arino Zalo žaidimas iš dešinės. Ir jeigu tų klaidų neatsiras, o jų kol kas neatsiranda, sudėtinga bus Valdui Martinkui tikėtis apsukti susitikimą. Na, štai pagaliau Valdo Martinkaus mintyse, manau, Arinas Zalo daro klaidą, maždaug ties 5 topspinų iš Parkino. Daug daugiau jėgų degina šiuo metu gynėjas, būdamas toli nuo stalo ir lakstydamas daugybę centimetrų, lyginant su puolėju, kuris stovi arti stalo ir tik tai koreguoja savo kūną keletų šuoliukų prieš atliekant smūgį. Va čia yra Valdo Martinkaus žaidimas. Tiesa, smūgis atskrieja pro šalį ir pats nelabai gali patikėti tuo Valdas Martinkus. Šie smūgiai jam yra būtini, jeigu jis nori perlaužti susitikimą savo naudai. Tačiau kuo labiau reikia, kad kažkas vyktų, tuo sunkiau psichologiškai tą pasiekti. Sportas paremtas atsipalaidavimu pačioje didžiausioje kūno įtampoje, tačiau mintis ir emocija turi likti laisvos. Tai ir sukuria sporto grožį. Štai šiek tiek elementų iš Valdo Martinkaus arsenalo, kas yra įprasta pas šį žaidėją ir tiems, kas jį matė žaidžiant daug kartų. Labai dažnai jo žaidimo elementai yra tokie smūgiai iš kairės ir iš dešinės, neretai geresni nei puolėjų. Ir labai aukštų procentų tuos smūgius jis pataiko. Tiesa, šiandien susiduria su keblumais kol kas Valdas Martinkus. Tas keblumas yra Arvinas Zalo. Jo sprendimai ir jo judėjimas prie stalo kol kas yra labai efektyvus. Štai matom, Valdas bando išeiti į puolimą ir bando nuvesti savo varžovą į gynybą. Jau keletą epizodų iš eilės tai pavyksta padaryti ir rezultatas sukasi Valdo Martinkaus pusėje. Vadinasi, jeigu pavyks užpulti savo varžovą, yra galimybių laikyti šiame susitikime, tačiau jeigu liksi gynyboje, kaip vėl patenka į tą padėtį Valdas, tiesiog pavyksta atsiginti, grįžti prie stalo, visgi atsiginus sunkesnius smūgius, nepavyksta sužaisti, atrodo, gan paprastoje situacijoje. Vis dėlto grįžti iš toli, atbėgti prie šio kamuoliuko nebuvo lengva. Ir nėra čia už ką kritikuoti. Šitie smūgiai jam labai reikalingi, visgi nepavyksta šis smūgis Valdui Martinkui. Nėra garantijos, kad būtų nepratęsęs žaidimo Arinas Zalo, kadangi lyg buvo spėjęs atsitraukti ir užsiimti padėtį. Tiesa, to neprireikė. Vėl matom pasisukimą į kairį kampą, kurio ieško Valdas Martinkus. Jam būtina žaidimo elementas perimant iniciatyvą. Galbūt truputį ne Valdo diena, tačiau taip su sportu būna. Bando perimti iniciatyvą Valdas Martinkus, tačiau vėl nesėkmingai. Matom, kad gražiai prieina prie kamuoliuko Arvinas Zalo. Neduoda jokio tokio prie savo varžovų. 5 iš eilės topspinų iš Parkingo, labai gera kokybė, kurią atsineša prie stalo šiame taške Arvinas Zalo. Viską sudeda į savo smūgius. Labai gerai pavyko prieiti prie kamuoliuko, o tam reikia daugybės treniruočių. Be reikalo dabar turbūt bandė atmesti kamuoliuką, galėjo persikėti Valdo Martinkaus topsą Arvinas Zalo. Vis dėlto pasirinko gynybinį veiksmą ir patiria nesėkmę. Švelnėja Valdo Martinkaus atsilikimas iki 7-8, dabar dar vienas jo padavimas. Svarbus epizodas šiame susitikime. Du kartus kamuoliukas vienodo ilgio ir aukščio. Du kart liečia tinklelį.
štai tai priverčia savo varžovą bėgioti Ervinas Uzalo. Ir jau nervuojasi Valdas Martinkus, kas akivaizdžiai yra suprantama. Nesitikėjo galbūt tokio kokybiško savo varžovo žaidimo, o tenka su juo susidurti ir ieškoti vaistų. Išmintingai žaidžia Ervinas Uzalo. Dabar galėjo aštrinti žaidimą ir skubėti į pergalę. Sportininkas tačiau pasirinko tą patį, kas veikia viso susitikimo metu. Ieškoti patogesnių galimybių aštrinti žaidimą ir tiesiog atliko kontrolinį topspyną, o pasirodo to ir pakako. Dabar štai yra iš esmės neišprovokuota arba nepriverstinė klaida, kurią daro atakuodamas Ervinas Uzalo, viena iš retų jo klaidų šiame susitikime iš Fortingo. Pergalę. Ir visiškai yra jos vertas. Ervinas Uzalo labai sėkmingai atakavo savo varžovą, nors ir buvo daug sėkmės.